Labas rytas, antrą dieną. Žodžiu, aš dar neatsikėlęs. Žodžiu, supažindinsiu su visa situacija, kaip mums šiandien prasidėjo rytas. Tai viskas gerai, mes pasiruošę. Vakar jau viską realiai paruošėm, bumpiriukus nuėmėm. O jūs šiandien ratus uždėjot? Nu va, jau šiandien aš net nepastebėjau kada. Gal kai registravomės arba briefingė buvom, arba kai persirenginėjau, jau sudėti ratai 17-iniai. Pro ratai, 225 padanga, bet pro ratai, geltonas lipdukas. Su šitais dar nevažiavęs. Čia jau kažkas įdomesnė, vat, kas šiandien bus įdomus, tai vat, šitą padangą išbandyt, jeigu dar spėsiu išvažiuoti, kol nepalis. Nes didžiausia tikimybė, kad šiandien lis ir aš tikrai nedaužysiu mašinas. Vakar nesudaužiau, šiandien būtų labai gaila sudaužyti dėl tokios nesąmonės. Bumperiukas padaužytas po vakar, dėl to, kad nelabai gaunasi jau jo prie ko pritvirtinti, dėl to turbūt, kad jo nedėsim. Ir ką? Nepasiruošę buvom. Nepasiruošę tai yra kas nauji dalykai reglamente, sakykime, semi-pro, tai vad reikia ratus pažymėti. Ir to nebuvau padaręs, bet čia lengvai sprendžiamas dalykas, su lipneške užklijavom, kažkokią mėlyną išsiskiria ir gerai. Dar vienas dalykas, kad pro mašiną reikia gesinimo sistemos. Tai va dabar turbūt to ir užsimsiu, paguglinsiu, kiek kainuoja ta gesinimo sistema, vėl pinigėliai. Tai va vakar pro dienoj top 32 iškritam, sudeginom 40 litrų etanolio. Treniruočio dar, sakyčiau, buvo. Pirmoji grupė, antroji mažiau, bet, nu tai žodžiu, tik 40 litrų etanolio sudeginta. Čia gan pigu, nes čia kiek, 8 eurų, ne? Ir sudeginta 2,5 komplekto, ne? Nu, tai čia kažkur 600 eurų. Sugedęs bumperis, lempa, tai lempa čia būna po 20, 30, 40 eurų gaunu. Nu, su bumperiu bus brangiau, bet tai jau nuo praeitų metų jau kenčia, tai kaip ir galim neskaičiuoti šitą. Nors viskas skaičiuoti galima, tipo, ir bumperis, ir apklijavimas plėvelė. Nežinau, ką dar pasakyti. Kas dar įdomu, parašykit komentarą, ką reikia jums papasakoti per varžybas, kas jums įdomu. Visiems įdomu kainos skaičiai, tai vat papasakoju, kiek kainuoja viena diena. Nakvynė kainavo nebrangiai, 100 eurų ir visai net nemažas butukas. Maistas. Mes nevalgiam praktiškai. Tralo padanga, jo rodžiau, gal turbūt ne. Sprogo padanga pakeliui. Ačiū Petrui, sustojo, padėjo mums, davė kompresorių, išgelbėjo mums gyvybę. Davažiavom iki čia. Vieną sprogo, pakeičiam zapaskę, o ta yra irgi tuščia praktiškai. Bet spėjom netgi į briefingą vakar. Persispirus per sankabą, pasijautė, kad nelabai sukibimo yra, tai iškart supratau, kad lyg ir pusė bet galvoju, gal dar bandau statytis, gal iš kažkur taip čia garsas. Statausi, jaučiu, kad vienu ratu slystu, tada gražiai bandžiau užbaigti, kad tik tai priešininkui nesutrukdyt. Nu, bet čia kai treniruotės. Lūžo pusė granata tiksliau kiek matau, bet labai gerai, kad vakar kaip tik atvežė žmogus du pusė tai vat bus proga pasikeisti. Gerai, kad įdėjau galvutę pusę atsukti. Rankinė palaikyti? Labai keista, kad Svajūnas tikisi su Parksavičiu atsukti pusę bet... Gerai, atsukam? Ne, ilgiau papdaužęs. Galima pabandyti, aišku, bet... Labai struškia, paskui Parksavičiu. Čia svarbu nenusuk dabar. Pavyko. Tai va, šitas varžtas atsisuko. Tai dar reiškia viršutinės 3 traukės, man atrodo, atsisuka. Biškai pasiverčia, šitas išsikala. Viršutinės? Reiktų mums lamelio turbūt. Jo, viršutinės atsikinėjau. Viskas būtų jau kaip ir gerai, pusė šis būtų pakeistas, bet nusuktas rėgis. Dėl to dabar išstumsim pusę šitą pusę ir bandysim per prievartą jį varžtą užsukt, prasuktą. Nu, todėl, kad norisi dar spėt pasitreniruoti ir bus kaip bus, žodžiu, nes
nuvylė biškį dėl pusėšio, kad čia dabar papildomas problemas. O jau buvo beveik laiko. Eina po biškį? Nu, bet mažai dar trūksta tikrai. Geras oras, o rimtai, yra vilties, kad geras oras bus. Mūsų treniruočių sesija pavykusi, todėl kad gavom ant sauso visai daug pravalėkti. Komplektą. Sulaužėm, jo, komplektą sudrašėm, bet nu kiek tas daug, 3 ar 4 važiavimai? 4 gal maks. Bet čia jau gerai. Šiandienos laimėjimas galime sakyti. Jo, tai va čia viskas, ko aš norėjau šiandien, ant sauso pralėkiau, dabar lietus lyja, antrai grupiai taip nepasisekė, bet dar gal ir kvalifikacijas nepasiseks, bet realiai vis tiek laimėsim kvalifikaciją. Ne, net ant lietaus pravažiavau porą važiavimų, ant šlapio. Tikrai ant lietaus galima drąsiai suvažiuoti, todėl kad mašina su šitom padangom kimba labai stipriai. Negalvau, kad toks skirtumas gali būti. Vakar važiavau 265, šiandien 225, bet su tom geltonom lipučkiam, blemba, sulaužėm pusę šį vienas dalykas, nu aišku vakar atkankinta. Ir kitas dalykas, kad kai iš vietos išvažinėjau, jau garsus girdžiu kaip sukimba jisai. Na, sukibimą turim, lėtas moku irgi būti iš galo ant stabdžio pasitempt, žiūriu, viskas kaip ir veikia toj vietoj. Bet padangas pakliudžiau biškai, per plačiai būna iššiožiu. Nu tai treniruočių stoka realiai. Bet jau šiandien kokius 3-4 komplimentus gavau, prieina, vienas kitas pasako, gerai važiuoji, vakar neblogai lėkiai, šiandien gerai važiuoji. Tai čia jau pasiekimas. Nes retai taip būna, kad drifte ateina kažkas ir pasako, kad gerai važiavai. Nu, apart draugų, kurie tiesiog draugiškai paguoda, sako, kad gerai važiavai. Tai va, kaip jums šiaip sekasi? Šlapia, lyja. Man truputėlį nepatinka, kad tau priekį stumda iš kažkodėl tai. Ant pasistatymą? Pasistatymą tai aš ten labiau testuoju, kaip galiu, kiek man reikia gazo, kad man... Aš ten specialiai buvau užlaužęs, laukiau, kur pagaus. Visai padangas visais būdais bandau valyti ir žiūrėti, ant kiek ten tos, nes važiuoju, daužasi tiesiog tie gabalai padangas, tai žodžiu. Nuo kalno grįžinėdamas dabar atkreipiu dėmesį į dangą, tai vietom asfaltas, eini su kėdais čižinėjai, vietom priklota gumos nuo vakar ir tipo toks keista, kad slydu ir va taip sustoji, tai vos neprisikrečiu. Tai, nu, važiuoti aš manau, kad turėtų būti labai sunku. Paskutinį važiuoti, ne paskutinį, padangos taupam labai, brangus pinigai, dideli pinigai, žodžiu, brangus pinigai. Tai nusprendėm dar vieną važiavimą daryti, pamoką gavom, daugiau netaupysim, žodžiu.
200 šiam eurų 2 padangos, bet dabar jeigu pažiūrėti dėl tų padangų taupimo, ką padarėm, tai tiksliai dar nežinau, kas su važiuoklė, nes kažkaip valdas jau blogai. Tai žodžiu, važiavau gydė. Nežinau, durys blogai darinėjasi, bet čia bus... O, slengstis vėl linkės. Tai va, linkos slengstis. Tai čia jeigu atiduoti remontą, tai jau visas taupimas baigėsi vien ties tuo. Dar kitam apgadinau mašiną su tuo taupimu. Ir... Kas dar? Nu, rasim, žiūrėsim, kas dar. Kažkas, man atrodo, važiuoklė irgi yra. Reiktų video pažiūrėti, kaip ten, kuria vieta trenkėsi, kad lengviau būtų rasti, kas nukentėjo. Bagažinė tavo iš tų. Man šitą mašiną dar parduoti reikės, jeigu ką, tai čia galvoju pafilmuosi ir būsimas pirkėjas bus patenkintas, kad čia slenkščiai palakstyti. Per treniruočių sesiją per valandą laiko pasikeitė iš pilnai sausa, kur su dūmai, su greičiu leki į pilnai šlapę, va kaip dabar. Treniruotės pasibaigė, mašinytė apdaužėm, bet važiuosim į kvalifikaciją vis tiek. Saulė šviečia, atrodo, kad čia viskas labai gerai, ne? Bet, nu, va, danga tokia. O tai reiškia, kad mano labiau noras jau ant ralo, nei kad į tą trasą važiuoti. Nu, nebent. Ai, jau viskas, kvalifikacija jau važiuoja, man atrodo, nu tai jau tikrai neišdžius iki mano 12, aš jo iki 12 numerio neišdžius. Važiuosiu ant šlapio, net neturi strategijos normalios, ar ant bėgių, ar trečių važiuoti. Ai, pabandom ir viskas. Na šiaip, jeigu išdžiūtų vėliau, tai norėčiau į top kažkiek papulti. Jeigu bus lietus, tai tiesiog jau nelabai ir nori sudaužyti mašinas, tai saugiai kažkaip ribotkę pakukšėsim ir... Aš atvažiavau pasismaginti, o ne tiek, kad laimėt. Tai čia tikrai nedaužysiu mašinas vardan kažkokio tokio įrodymo kažko. Tikrai yra mašina konkurencingesnių šitai trasai, tai manau, kad neverta persistengti. Jeigu šlapia, suvažiuojam saugiai, jeigu išdžius, spausiu dėl dugno ir lėksim, viskas bus gerai. Kalbėjo kažką pasakyti. Labai blogai. Žodžiu, į kvalą nežinau, filmavai, nefilmavai, neišvažiavom laiku, kaip turėjom viskas, nes nustojo žvakę vieną dirbti. Nu, aišku, iš karto nežinojom, vienas cilindras nedirba, išsiaiškinom babinos, viską žiūrėjom, žvakę radom, pakeitėm žvakę, viskas veikia. Perkelė į kvalifikacijos galą. Jau šiek tiek davęs stresiuko ir apmąstymų, pamąstymų, ir viskas gerai, patestavom čia pirmie atgal, biškai gerai. Važiuojam į kvalifikaciją. Dar prieš startą stovi, jau matau, kaip kiti važiuoja ir ant posūkio ant kalno susisuka vienas, antras, trečias ir galvoju, ir nieko negalvoju ir padariau klaidą, kad ir pats susisukau. Nu žodžiu, ten yra slidesnė vieta, trasa nevienodai dar išdžiūvus. Nu tai dabar dar vieną kartą laukiam, bet lašiukai ant lanko jau reiškia, kad kažin ar sulauksim dar vieną sausą, bet jeigu bus dar vienas sausas važiavimas, tai padarysiu viską maks gerai, kad tik tai gauti taškų. Čia. Nu, tikėkime, montuotojas suras galiukas iš tuos mano pokalbius. Suvažiavau pirmą kvalifikacinį, sakiau, susisukau, antras važiavau, 74 taškai. Tai tikėjausi, kad galimai gali būti 0, nes ant pasistatymo, kai mandžiuką dariau, paslydo priekiniai ratai, kas šiandien visą dieną ir kovojom dažnai su tuo, nes tipo paslysdavo priekis. Žadėjom pasiminkštinties, atsiminiau, kad nepasiminkštinom priekio, bet 7-4 gavau. Šį kartą nesutikčiau su teisėjų vertinimu, per daug. Tai galvoju šitą protestą paskelbti, kaip ten tą apeliaciją rašysi. Kad truputį bent iki 60 nuleisti, nes tikrai persistengė, sakyčiau.
Nu realiai, pasistatymas buvo labai gaidys ir dėl to aš jau tikėjausi, kad čia sudegiau, bet galvoju, nu bent jau lėksiu iki galo ten kaip gaunasi. Ir čia 74 galvoju, okei. Vakar, kai gavau iš Pro 65, tikėjausi, kad gausiu 70+. Na, bet viskam yra paaiškinamas. Ir viskas, bagažinė susiremontavo. Garačiai, važiuosim į porinius, lietus lyja ir aš to nelabai noriu iš tiesų. Jeigu vėl pradžius kažkaip netyčia porinius papuls, važiuosiu iki mirties. Jeigu bus šlapia, tai tada tiesiog iš galo kaip kažkokia, tai va kaip šita, kaip skuduras. Iš galo toksai tik tai, kad paplevesuosiu, kad tik išgyvent. Tai va, susitiksim porose, kur kamerą klyvasim, reikia pagalvoti, kaip čia mums geriau reiks pamatyti. Aš tai nemačiau, kas darėsi gale. Aš baigiau viską, žiūriu, kas jis susisukęs. Laurynas, kaip pasakė, tipo prisidarė gale nesąmonių, sako, dar viskas neprarasta, tiesiog užremk, laikyk korpusą. Nu, biškį tokį tikslą iškėlė kažkokiu korpusas iki mašinas, tai čia labai mažai, tipo, tokia trasa visur išlaikyti korpusą. Neskau, kad neįmanoma, bet užlindau arti, o nereikėjo taip lyst arti, nes stabdė įmygęs ten vos ne vos iš tenai. Nu, įdomu bus video pačiam pažiūrėti, kaip atrodė, bet pradžiai pasigavau, kaip man patogiau atsistojau, gal atsidariau, žiūriu, kad belenkai plypas. Nu, iš kur padanga, štai labai kibi. Jis važiavo su Vestleiku, pas mane Zestino protas. Persistengta buvo. Norėjosi taip gražiai lėkti, o gavosi taip, kad įlėkiau į vidinį klipiną šitą, tai kur uždariau jam kelią ir jisai turėjo, manau, dėl to padarė klaidą. Daugiau gal klaidų padarė, bet kuriuo atveju jis surinko kažkiek taškų, o aš 0 dėl tos vienos, kad užvažiavau 2 ratais. Tai reiškia, pirmo važiavimo aš 0, jisai kažkiek taškų, antrų važiavimo, kad ir aš kažkiek geriau suvažiavau, bet jisai irgi suvažiavo trasą ir gaunasi jau ne 0. Bet mašina pagirtina, atlaikė 2 dienas važiavimų, 1 pusašiukas, 1 žvakė. Pusašis kainavo 7 eurų, žvakė kainuoja gal 10 eurų. Ir tai įdėjom 9 greičiausiai. Tai žodžiu, automobiliukas tikrai lekia puikiai, visais mepaištais išbandyta nuo 0 iki 4. Labai jaučiasi, galima pristaikyti pagal dangą, pagal viską. Važiuoklės nemokam kol kas reguliuoti, tai vat, turbūt vietam būtų padėtas, bet čia ateičiai. Pradžia nebloga. Kvalą jau vėl praeinam, čia kaip su Hulė buvo tas pradinis etapas. Pradžiai iš vis kvalas nepraeinam, po to kvalą praeinam, o vėliau jau gaunasi ir jau lipta aukštinį iki top kažkiek. Tai viskas palaipsniui. Nu, tipo, nėra ko norėti. Atvažiavam, vieną treniruotę padariau, nuvažiavęs į Daugpilį, kelias valandas važinėjau, 10 komplektų sudeginau ir aš jau tipo pasitreniravęs. Nu, tipo, ne taip. Reikia kiekvieną savaitgalį varyti, realiai tada galima kažką užimti. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad laikinat, subscribinat. O, mes atsisveikinam. Iki kitų kartų.